Sveiki, mano mielieji, ir vėl aš su jumis. Nauji metai, nauji planai. Iš tikrųjų, kaip sako išmintingi žmonės, tikiuosi, kad ir visi, kurie klausysis šitų įrašų, taip pat priskiria save prie šitų arba greitoje ateityje noriu vis geriau ir geriau pažinti pasaulį, nes jeigu mes norime būti laimingi ir tapti savo gyvenimo šeimininkais, mes visų pirma turime suprasti, kas mes esame, atrasti save, kad užimti savo vietą, o kad užimti savo vietą pasaulyje, mes pirma turime suprasti, kas yra pasaulis, kokios yra jo taisyklės ir ko pasaulis nori ir tikisi iš mūsų, kad mes galėtumėm drąsiai, gražiai ir sėkmingai su juo bendradarbiauti. Tai šiandien norėdama kartu jums pasitarnauti visiems ir pačiai išmokti verslo ir vadybos principų, senovinių principų, kurie atneša sėkmę jau ne vienam milijonui žmonių. Todėl labai labai dėkinga vertėjui Linui Daugėlai ir UAB kompanijai Liceo, kuri išleido šitą knygą Deimanto šlifuotojas, gal nesimato, ne Deimanto šlifuotojas lietuvių kalba. Apie šią knygą aš pirmą kartą išgirdau galbūt prieš 1,5 metų, mokindamasi pas Master Stelėną. Ir tada mums reikėjo skaityti ją rusiškai. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad likimas mane suvedė su žmonėmis, kurie eina kartu su šitos knygos mokymais ir dar platesniu keliu. Eisi jei kursai, kam įdomu, rašykite. Ir būtent vienas iš pradininkų, nuo ko mes galime kiekvienas pradėti tobulėti. Ir aš manau, kad šitą knygą turėtų įtraukti į mūsų mokinių, vaikų, į mūsų mokymosi visą praktiką. Tačiau, kol tai nėra, mes galime mokintis patys. Ir kartu skaitydami šitą knygą, jūs klausydamiesi, o kartu galbūt užsinorėsite ir patys įsigysite šitą knygą. Yra knygyne Knygos LT internetinėje svetainėje. Apie ką yra šita knyga? Šita knyga tai yra verslo ir gyvenimo vadyba pagal Budą. Tai reiškia, kad tai jokių būdų nesusijusi su religija. Tiesiog budistai išsaugojo tas žinias, prie kurių turėjo prieimą uždaras ratas žmonių, taip pat ir elitas. Ir dėka Geshe Michael Roach, apie kurį mes truputį plačiau pakalbėsime, mes galime dalintis ir mokintis šitomis žiniomis, kaip kurti savo sėkmingą gyvenimą, arba kaip aš sakau, kaip sukurti savo 5 žvaigždučių gyvenimą. Tai šiandien mes pradėsime nuo įžangos. Kiekvieną dieną skaitysime po 10-15 minučių, nedaugiau kaip 20, kad suprastumėm tai, ką perskaitėm ir kad geriau įsisavintumėm. Pati šita knyga yra sudaryta iš 3 principų. Pirmas principas tai yra, arba pirmas tikslas, kaip uždirbti pinigus. Antras tikslas yra, kaip džiaugtis pinigais arba kaip valdyti kūną ir protą. Ir trečias tikslas, kaip atsigręžus atgal pasižiūrėti, ar tai buvo verta. Tai bus daugelio žmonių atsiliepimai, kaip šita knyga jau padėjo milijonams žmonių iš pagrindų pakeisti savo gyvenimą ir daryti tai, kas net atrodė neįmanoma mums padaryti. Ir trumpai, per 10 metų šita knyga, paremta senovės tibetiečių Deimantinės sutros išmintimi, tapo šiuolaikinė verslo klasika, išversta į daugiau nei 15 skirtingų kalbų ir naudojama kuriant milijardus dolerių kainuojančius naujus verslus visame pasaulyje. Taip kad, ar jūs esate įgūdęs verslininkas, ar jūs esate pradedantis verslininkas, ar tiesiog patys norite sukurti savo 5 žvaigždučių gyvenimą, šita knyga, kaip niekas kitas, geriau padės jums tai padaryti. Taigi pradedam. Įžanga, Buda ir verslas. Nuo 1981 metų iki 1998 metų 17 metų turėjau garbės dirbti su Oferu ir Aja Azrielantais, kompanijos Andin International Diamond Corporation savininkais ir pagrindiniais jos darbuotojais, sukūrusiais vieną didžiausių pasaulyje deimantų ir juvelyrikos įmonių. Šį verslą jie pradėjo gavę 50 000 JAV dolerių paskolą, tai turėdami tik tai 3 darbuotojus, tarp kurių buvau ir aš. Čia kalba Geshe Michael Roach.
Tuo metu, kai perėjau dirbti į Niujorke įkurtą mokymo institutą, mūsų pardavimai viršijo 100 milijonų JAV dolerių per metus, o visame pasaulyje įsteigtuose biuruose dirbo per 500 darbuotojų. Dirbdamas deimantų versle gyvenau dvigubą gyvenimą. Pradėjus dirbti, buvo praėję 7 metai, kai su pagyrimu baigiau Princeton universitetą. Kiek anksčiau iš JAV prezidento Baltuosiuose rūmuose gavau prezidento medalį už mokslo pasiekimus, taip pat Makonelio stipendijos premiją Princetono Woodrow Wilsono tarptautinių santykių aukštojoje mokykloje. Šios mokyklos stipendija leido man keliauti po Aziją ir mokytis su Tibeto lamomis, jo šventenybės Dalai Lamos būstinėje. Iki pat 1995 metų mokiausi senovės Tibeto išminties ir tapau pirmuoju amerikiečiu, baigusiu 20 metų trukusias griežtas studijas, išlaikiusiu egzaminus ir gavusiu senovinį gešės laipsnį. O tai yra aukščiausias budizmo mokslo laipsnis arba aukščiausias filosofijos laipsnis mūsų kalba. Baigęs Princetono universitetą, gyvenau budistų vienuolynuose Jungtinėse valstijose ir Azijoje, o 1983 metais daviau budistų vienuolio įžadus. Kai įgijau tvirtus budistų vienuolio mokymo pagrindus, mano pagrindinis mokytojas, kurio vardas Ken Rinpoche arba brangusis abatas, paskatino žengti į verslo pasaulį. Jis man pasakė, kad nors vienuolynas yra ideali vieta mokytis budizmo išminties, tačiau triukšmingas amerikietiškas biuras būtų puiki laboratorija išbandyti visas idėjas ir idealus realiame gyvenime. Kurį laiką priešinausi, nesiryždamas palikti mūsų mažo jaukaus vienuolyno ir neįsivaizdavau savęs tarp godžių, negailestingų bejausmų Amerikos verslininkų. Tačiau vieną dieną, išgirdęs itin įkvepiančią savo mokytojo paskaitą universiteto studentams, nusprendžiau priimti jo nurodymą ir susirasti darbą versle. Kiek anksčiau, vienos kasdienės meditacijos metu, vienuolyne mane aplankė vizija ir nuo tada žinojau, kokiame versle norėčiau dirbti. Jis tikrai bus susijęs su deimantais. Neturėjau nei menkiausio supratimo apie šios brangakmenius, tiesą sakant, juvelyrika manęs visai netraukė. Niekas iš mano artimųjų niekada neturėjo su jais jokių reikalų. Taigi, tarsi nekaltas kandidas, pradėjau vaikščioti po deimantų parduotuves, ieškodamas ir klausinėdamas, kas galėtų priimti mane pamokyti. Bandyti tokiu būdu įsilieti deimantų verslą tolygų bandymui įstoti į mafiją. Neapdorotų deimantų prekeivių bendruomenė yra labai uždara, tradiciškai sauganti savo paslaptis tik tarp šeimos narių. Tais laikais didesnių deimantų, nuo 1 karato iki didesnių, prekybą kontroliavo belgai. Izraeliečiai šlifavo mažesnius, o Niujorko žydų hasidų bendruomenė, susitelkusi 47-osios gatvės deimantų kvartale, vystė didžiąją dalį didmeninės prekybos visoje Amerikoje. Nors ir didžiausių deimantų parduotuvių prekybinės atsargos telpa keliose mažose dėžutėse, panašiose į paprastų batų dėžutės, ir nėra jokio būdo sustabdyti milijonų dolerių vertės deimantų vagystę. Galite tiesiog įsidėti saują ar 2 į kišenę ir išeiti pro duris. Nieko nėra panašaus į metalo detektorių, kuris galėtų aptikti brangakmenius. Todėl dauguma įmonių į darbą priima tik sūnus, sūnėnus ar pusbrolius ir niekada nesamdytų keistuolio, sugalvojusio pažaisti su deimančiukais. Prisimenu, ieškodamas darbo aplankiau gal 15 parduotuvių, tačiau po trumpo pokalbio iš visų buvau išvarytas. Vienas senas laikrodininkas iš mažo miestelio patarė baigti deimantų rūšiuotojo kursus Niujorko gemologijos institute. Turėdamas diplomą, gauti darbą galėčiau daug lengviau. Be to, kursuose galima užmegzti daug naudingų pažinčių. Būtent šiame institute susipažinau su Oferu Azrielantu. Jis taip pat užsirašė į šį kursą, kuriame buvo mokama, kaip atskirti ir rūšiuoti aukštos kokybės deimantus, vadinamus investiciniais arba sertifikuotais. Norint atskirti itin vertingą sertifikuotą deimantą nuo padirbto ar paprasto apdoroto akmens, reikia sugebėti pastebėti mažytės adatos smaigalio dydžio skylutes ar kitus netobulumus ir atskirti juos nuo 10 dulkelių matomų ant deimanto paviršiaus arba ant paties mikroskopo lęšio. Taigi, abu ten mokėmės atskirti pelus nuo grūdų. Mane iš karto sužavėjo Oferio klausimai mokytojai ir tai, su kokiu užsidegimu jis tyrinėjo ir aiškinosi kiekvieną pateiktą sąvoką.
Nusprendžiau jį užkalbinti ir paprašyti pagalbos darbo paieškose, o gal pasisiūlyti įsidarbinti pas jį patį. Po kelių savaičių, tą dieną, kai instituto laboratorijoje baigiau deimantų vertinimo egzaminą, sugalvojau priežastį, kaip patekti į jo kabinetą ir paprašyti darbo. Man labai pasisekė, kad kaip tik tuo metu jis atidarinėjo filialą Amerikoje ir jau buvo įkūręs nedidelę įmonę gimtajame Izraelyje. Taigi, įsiprašęs į jo kabinetą, ėmiau maldauti, kad pamokytų mane deimantų verslo. Padarysiu viską, ko jums reikia, tik suteikite man šansą. Sutvarkysiu biurą, nuplausiu langus, ką tik tai paliepsite. O jis atsakė, neturiu tiek pinigų, kad galėčiau tave įdarbinti. Bet žinai ką, pasikalbėsiu su šiuo biuro savininku. Jo vardas Aleksas Rozentalis. Ir pažiūrėsime, ar man su juo pavyktų pasidalinti tavo atlyginimą, tada galėsi padirbėti mums abiems. Taigi, pradėjau dirbti pagalbininku, gaudamas $7 per valandą, nors ir baigęs Princetono universitetą. Ir karštomis Niujorko vasaros dienomis, ir per žiemos speigus pėsčiomis traukdavau į deimantų kvartalą, nešinas niekuo neįsiskiriančiais drobiniais krepšiais, pripildytais aukso ir deimantų, iš kurių turėjo būti pagaminti žiedai. Arba sėdėdavau išnuomotoje dirbtuvėlėje prie stalo kartu su Oferu, jo žmona Aja ir Aleksu Galu, darbščių juvelyrų iš Jemeno, ir visi kartu rūšiuodavome deimantus, piešdavome naujų gaminių eskizus ir kviesdavome klientus užeiti. Atlyginimas buvo menkas ir dažnai vėluodavo, o Oferas vis skambindavo savo draugams Londone, prašydamas paskolinti dar šiek tiek pinigų. Ir vis dėlto netrukus turėjau pakankamai pinigų, kad nusipirkčiau savo pirmą verslo stiliaus kostiumą, kurį vėliau daugelį mėnesių dėvėjau kasdien. Dažnai dirbdavome iki vėlumos, net ir po vidurnakčio, o tada man tekdavo ilgai keliauti savo kambarėlį mažame vienuolyne Azijos budistų bendruomenėje Hovelyje, Naujajame Džersyje. Po kelių valandų vėl keldavausi ir autobusu važiuodavau į Manhetaną. Kai verslas šiek tiek ūgtelėjo, persikėlėme į didmiestį, arčiau juvelyrų kvartalo ir žengėme drąsų žingsnį. Pasamdėme vieną juvelyrą meistrą. Įsitaisęs didelėje patalpoje, kurią vadinome fabriku, jis kūrė mūsų pirmuosius žiedus su deimantais. Tuo metu jau buvau užsitarnavęs pakankamai pasitikėjimo ir išpildžiau savo svajonę. Gavus deimantų siuntinį, galėdavau atsisėsti ir juos išrūšiuoti. Oferas ir Aja paklausė, ar norėčiau imtis naujų pareigų, vadovauti naujai suformuotam deimantų pirkimų skyriui. Tuo metu jame buvau aš ir dar vienas žmogus. Apsidžiaugęs tokią galimybę, stačia galva nėriau į projektą. Viena iš taisyklių, kurias man nustatė Tibeto lama, buvo ta, kad pradėjęs dirbti normaliame versle turėčiau nutylėti, jog esu budistas. Turėjau nešioti normalaus ilgio plaukus, o ne juos nusiskusti, ir vilkėti normalius drabužius. Kad ir kokius budizmo principus taikiau savo darbe, jie turėjo būti taikomi tyliai, niekam nesigiriant. Viduje turėjau būti budistų išminčius, o išorėje paprastas amerikiečių verslininkas. Taigi, ėmiau vadovauti skyriui laikydamasis budizmo principų, niekam apie tai nežinant. Žaidimo pradžioje sutariau su azrielantais jo taisyklės. Man teko visa atsakomybė už visus deimantų skyriaus veiklos aspektus ir pelningumą. Mainais aš turėjau visišką laisvę priimti ir atleisti skyriaus darbuotojus, kelti jų atlyginimus, nustatyti jų darbo valandų skaičių ir skirti vienas ar kitas užduotis. Aš privalėjau tik pristatyti produktus laiku, generuodamas pelną. Ši knyga tai pasakojimas, kaip aš, remdamasis senovės budizmo išminties principais, iš nieko sukūriau Andin International deimantų skyrių, kasmet uždirbantį milijonus dolerių visame pasaulyje. Tai dariau ne aš vienas ir ne tik mano nuomonė, ir ne vien tik mano nuomonė mes vadovavomės, tačiau galiu pasakyti, kad dauguma mūsų skyriaus sprendimų priimtų man einant viceprezidento pareigas buvo grindžiami principais, kuriuos rasite būtent šioje knygoje. Kokie, trumpai tariant, yra šie principai? Juos galima suskirstyti į tris. Pirmasis principas. Verslas turi būti sėkmingas, su tuo visi sutinkame. Jis turi uždirbti pinigus. Amerikoje ir kitose vakarų šalyse vyrauja įsitikinimas, kad jeigu gyveni dvasingą gyvenimą, tai kažkodėl nėra gerai būti sėkmės lydimam
ir daug uždirbti. Sutikite, ir jūs taip galvojate tikriausiai. Tačiau budizme ne pinigai yra blogis. Iš tikrųjų, asmuo turintis daugiau išteklių pasaulyje gali padaryti daug daugiau gero nei jų neturintis. Čia svarbu, kaip uždirbame pinigus, ar suprantame, iš kur jie ateina ir kaip užtikrinti, kad jie ir toliau ateitų ir ar išlaikome sveiką požiūrį į pinigus. Taigi, visa esmė - uždirbti pinigus švariai ir sąžiningai, aiškiai suprasti, iš kur jie atsiranda, kad jie nesustotų ir išlaikyti sveiką požiūrį į juos, kol jų turime. Jei laikomės šių principų, uždirbdami pinigai visiškai dera su dvasiniu gyvenimo būdu, tiesą sakant, jie tampa dvasinio gyvenimo būdo dalimi. Fantastika. Antrasis principas. Turėtume džiaugtis pinigais, tai yra turėtume išmokti uždirbdami pinigus išlaikyti sveiką protą ir kūną. Turto kūrimo veikla neturėtų mūsų taip fiziškai ir psichiškai išsekinti, kad negalėtume džiaugtis turtu. Verslininkas, kuris puoselėdamas savo verslą griauna savo sveikatą, griauna patį verslo tikslą. Trečiasis principas yra tas, kad pabaigoje turėtume galėti atsigręžę į savo verslo kūrimo metus, nuoširdžiai pasakyti, jog jie turėjo tam tikrą prasme. Kiekvienam žmogui užsiimančiam verslu turi ateiti verslo pabaiga iš esmės kaip ir paties gyvenimo pabaiga. Ir šioje svarbiausioje verslo dalyje, pabaigoje, kai atsigręžiame atgal ir apžvelgiame viską, ką pasiekėme, turėtume matyti, kad elgiamės ir vystėme savo verslą taip, jog jis turėtų išliekamąją reikšmę ir palikti kokį nors gerą pėdsaką mūsų pasaulyje. Apibendrinant, galima teigti, kad verslo, senovės Tibeto išminties ir iš tikrųjų visų žmogaus pastangų tikslas yra praturtėti. Tai yra pasiekti išorinę ir vidinę gerovę. Šią gerovę galime džiaugtis tik tada, jei išlaikome gerą fizinę ir psichinę sveikatą ir per visą savo gyvenimą turime ieškoti būdų, kaip pasiekti, kad ši gerovė būtų prasminga platesne prasme. Tai pamoka, kurią įgyvendinome Andin International deimantų skyriuje ir tai yra pamoka, kurią gali išmokti ir pritaikyti kiekvienas, neatsižvelgdamas į jo aplinką ir įsitikinimus. Ačiū visiems, kurie klausėtės ir kurie buvote su manimi ir kurie klausysitės vėliau. Pažymėkite savo komentaruose, kas jums įstrigo, į ką atkreipėte dėmesį, apie ką anksčiau nepagalvojote, kuo buvo vertinga šita įžanga. O rytoj pradėsime skaityti pirmą tikslą, kaip uždirbti pinigus ir iš kur ateina išmintis. Taip kad gausos, harmonijos jums ir jūsų namams. Iki rytojaus.